Aukštaitijos naujienų portalas Aina LT pristato svarbiausias šios savaitės Panevėžio naujienas vienu sakiniu. Dėl atvėsusių orų Panevėžio miesto rajono savivaldybės nusprendė, kad nuo spalio 1 dienos šildymo sezonas pradedamas visose miesto rajono ugdymo, darželiuose, mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigose ir sveikatos priežiūros įstaigose. Panevėžyje Parko gatvėje duris atvėrė naujas Eglės reabilitacijos centras, kuris siūlydamas Druskininkų ir Birštono sanatorijos eksperimentinės paslaugas, įskaitant purvo aplikacijas ir mineralinio vandens vonias, teiks ambulatorinę reabilitaciją ir kineziterapijos, masažo bei kitas procedūras arčiau klientų namų. Panevėžio miesto savivaldybė pasirašiusi 2,35 milijonų eurų vertės sutartį su Centrinė projektų valdymo agentūra per 2 metus atkurs šiaurinę Krano marių pakrantę, įrengdama modernę rekreacinę erdvę su smėlio paplūdimiu, dviračių takais, vaikų ir sporto zonomis, terasomis ir pontoniniais tiltais, siekiant sustiprinti miesto kaip modernaus ir žalio tapatybę. Panevėžio rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti melioracijos statinių saugumą, skiria ypatingą dėmesį tiltų. Šiemet atnaujinami 10 ir griovių, rekonstruojamas daugiau kaip 51 km atnaujinimui, o bendra skirta suma melioracijos sistemoms atnaujinti 2025 metais viršija 2 milijonus eurų. Tarptautinės mokytojų dienos proga metų mokytojo premija skirta Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Rimai Balčiuvieniai. Įvertinant jos 37 metų atsidavimo darbui, profesionalumą ir kūrybiškumą, kuris pasižymė aukštais mokinių egzaminų rezultatais bei tokių iniciatyvų kaip Klojimo teatras ir jaunų žurnalistų būrelis kūrimo. Panevėžyje Beržų progimnazijos stadione iškilo beveik 9000 kvadratinių metrų ploto pirmasis regione pripučiamas futbolo maniežo kupolas, kuris užtikrins visus metus trunkančias treniruotės futbolo profesionalams ir mėgėjams, pagerins miesto sporto infrastruktūrą ir taps daugiafunkcė erdvė visos bendruomenės aktyviam laisvalaikiui. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo 2025-2026 metų Europos taurės turnyrą spalio 1 dieną namuose po permainingos kovos rezultatu 85-79 įveikdamas Stambulo Bešiktaš komandą iš Turkijos. Panevėžio Elektronikos gatvėje 12 esantis sporto kompleksas, anksčiau naudotas daugiausia futbolui, po kosmetinio remonto, kurio metu paklota nuolatinė futbolo parketo danga ir praplėsta salės erdvė, virto daugiafunkcė erdvė pritaikyta salės futbolui, rankiniui, badmintonui bei platesniam miesto sporto bendruomenės naudojimui. Atsižvelgiant į trumpėjančius vakarus, Panevėžio Senvagės fontano audiovizualinės projekcijos nuo spalio 2 dienos pradedamos rodyti anksčiau, 20 val. Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais, o šie 2 spalio savaitgaliai yra paskutinė galimybė pamatyti šį šou prieš išmontuojant fontaną žiemos sezonui. Panevėžio miesto dailės galerija tarptautinėje meno mugėje Art Vilnius 25 vyksinčioje spalio 3-5 dienomis pristatys tapytojo Ramūno Grikevičiaus emocinio jautrumo ir apversto namo simbolių paremtą kūrybą, kviečiančią žiūrovus į egzistencinį dialogą apie šiuolaikinio pasaulio paradoksus ir pusiausvyros paieškas. Tiek trumpai apie svarbiausias šios savaitės Panevėžio naujienas. Daugiau naujienų ieškokite portale aina.lt.